Skaitinys iš laiško Žydams. Broliai. Tai išsilaiko brolių meilė, nepamirškite svetingumo, nes per jį kai kurie patys to nežinodami buvo priėmę viešnagėn angelus. Prisiminkite kalinius, tarsi patys būdami kaliniai, prisiminkite skriaudžiamuosius, nes patys tebesate kūne. Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas, o ištvirkėlius ir svetimautojus teis Dievas. Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Dievas yra pasakęs: niekad aš tavęs nepamesiu ir neapleisiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti: viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Atsiminkite savo vadovus, kurie jums paskelbė Dievo žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo pabaigą, sekite jų tikėjimu. Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Tai Dievo žodis. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano, ko man bijotis. Viešpats gina mano gyvybę, ko man drebėti. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jei prieš mane stotų kariuomenės pulkas, širdis mano nedrebėtų. Jei ir karas man būtų paskelbtas, vilties neprarasčiau. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Jis mane slėps savo pastogiai, nelaimė atėjus, globos mane savo būstų slėpyniai, iškels ant uolos. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Tavo viešpatie veido aš ieškau, nuo manęs savo veido neslėpki, savo tarno rūščiai šalin nevaryki. Tu mano pagalba, manęs neatmeski. Viešpats mano šviesa, gelbėtojas mano. Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu. Alleluja, alleluja, alleluja. Iš Evangelijos pagal Morkų. Karalius Erodas išgirdo apie Jėzų, nes garsas apie jį plačiai sklido ir žmonės kalbėjo: Jonas Krikštytojas prisikėlė iš numirusių ir todėl jame reiškėsi stebuklingos jėgos. Kiti tvirtino, jis Elijas. Dar kiti sakė, jis pranašas kaip ir kiti pranašai. Tai išgirdęs Erodas nutarė: Jonas, kuriam aš nukirsdinau galvą, tai jis prisikėlė. Pats Erodas buvo įsakęs suimti Joną ir laikė jį sukaustytą kalėjime dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodiados, kurią buvo vedęs. Jonas mat sakė Erodui: nevalia tau gyventi su brolio žmona. Taigi Erodiada neapkentė Jono ir troško jį nužudyti, tačiau negalėjo, nes Erodas Jono bijojo, žinodamas jį esant teisų ir šventą vyrą, ir todėl jį saugojo. Girdėdamas Joną kalbant, jis blaškėsi, tačiau mielai jo klausydavosi. Proga pasitaikė, kai Erodas švęsdamas savo gimimo dieną iškėlė pokylį savo didžiūnams, kariuomenės vadams ir Galilėjos kilmingiesiems. Erodiados duktė ten įėjusi šoko ir patiko Erodui bei jo svečiams. Karalius tarė mergaitei: prašyk iš manęs, ko tik nori, ir aš tau duosiu. Ir jis prisiekė: ko tik prašytum, aš tau duosiu, kad ir pusę savo karalystės. Tuomet jį išėjusi paklausė savo motiną, ko prašyti, o ši tarė: Jono Krikštytojo galvos. Toji skubiai atbėgusi pas karalių ėmė prašyti: noriu, kad man tojau duotum dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius labai nuliūdo. Tačiau dėl savo priesaikos ir dėl svečių nesiryžo atšaukti jai duoto pažado.
Jis tuoj pat pasiuntė budelį ir įsakė jam atnešti Jono galvą. Šis nuėjęs nukirto Jonui kalėjime galvą ir atnešęs ją dubenyje padavė mergaitei, o mergaitė atidavė ją savo motinai. Tai išgirdę, Jono mokiniai atėjo, pasiėmė jo kūną ir palaidojo kape. Skaitome laiško Žydams paskutinį 13 skyrių, kuriame girdimi krikščionių bendruomeniai skirti paraginimai. Išlaisvinti iš senojo kulto, judaizme praktikuojamų aukų, krikščionys dalyvauja naujojoje Kristaus liturgijoje, tapusią jų kasdienio gyvenimo pamatu. Krikščionių bendruomenė save suvokia kaip brolius ir seseris, susietus naujais Kristaus meilės ryšiais. Kristaus meilė skleisis ir jų santykiuose vieni su kitais. Tai nebus teorinis, grynai emocinis dalykas. Broliška meilė turės labai apčiuopiamas išraiškas. Svetingumas vieni kitiems, rūpestis kaliniais, kurie nebūtinai kriminaliniai, bet tarp kurių ir politiniai kaliniai ar persekiojami dėl tikėjimo. Nuo tokio likimo ir šiais laikais nesame visiškai apsaugoti, nuolat girdime apie politinius ir religinius kalinius. Juos lankyti, juos palaikyti, juos guosti taps meilės išraiška. Krikščionių santuokinis ryšys taip pat yra Kristaus pašventinamas. Santuokos patalas suvokiamas kaip šventikla. Krikščionims santuoka iš tiesų yra Dievo garbinimo erdvė. Santuokinė ištikimybė, skaistus žvilgsnis į sutuoktinį, visa tai Kristaus meilės vaisius. Krikščionys saugo vieni kitus į Dievo šventovės, gerbdami kito kūnus, gerbdami Dievo atvaizdą kitame žmoguje, su pagarba artindamiesi vieni prie kitų, saugodami vieni kitų orumą, Dievo vaikų brolių ir seserų orumą. Krikščionis taip pat vengia godumo pinigams, viskuo dalyjasi ir pasitenkina tuo, ką turi. Kiekvieną dieną jie pasitiki Dievu, žinodami, jog Jis jų neapleis. Psalmės, kuri buvo cituojama žmonėms einant nuo šventyklos vartų prie aukuro, jos eilutė skelbia, jog Dievo apvaizda lydi kiekvieną juo pasitikinti. Todėl jis gali kartu su psalmininku kartoti: Viešpats mano gelbėtojas, aš nebijosiu. Ką man gali padaryti žmogus? Galiausiai krikščionys raginami prisiminti ir gerbti savo vadovus, skelbiančius Dievo žodį. Tai bažnyčios atsakingieji, drąsinantis tikinčiuosius laikytis tikėjimo, nepaisant jokių negandų liudyti Kristų. Laiško Žydams ištrauka užsibaigia išpažinimu, jog Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien, tas pats ir per amžius. Jis yra visatos centras, visatos valdovas, visų laikų ir visos žmonijos karalių karalius. Bet svarbiausia, jis yra Dievo besąlyginė meilė apreikšta žmonijai. Ir ši meilė yra nekintanti. Ji visuomet palanki žmogui ir ji vienintelė yra tai, kas nepraeina, kas amžina. Iš jos ir kyla krikščionio broliškas požiūris į kitus žmonės. Ji meilė paženklins ir visus jų veiksmus ir mintis, galiausiai visą gyvenimą. Jei šiandien krikščionių elgesyje nematyti broliškos meilės, vadinasi, trūksta Dievo dvasios. Be šio pamato išsikreipia mūsų santykiai. Šios meilės stokoja ir Erodas, kurio dvaro intrigos aprašytos Morkaus Evangelijoje. Be Dievo dvasios kiekvienas žmogus tampa monstru, bijančiu bet ko, kas neva kėsinasi į jo savimeilę, bijančių net savęs paties. Morkaus pasakojimas apie Jono Krikštytojo nukankinimą skirtas pirmiausia išsklaidyti gandams, jog Jėzus Kristus
yra prisikėlęs Jonas Krikštytojas. Paprastai pabrėžiama Erodo puikybė ir arogancija, savimylė grįsta išminties stoka, bet tekstas rodos kaip tik labai mėgina sušvelninti Erodo paveikslą, pabrėždamas, jog Erodas yra susikloščiusių aplinkybių auka. Jis mėgo klausytis Jono Krikštytojo, žinojo jį esant teisų ir šventą vyrą ir todėl jį saugojo, nors jausdavosi neramus, bet mielai jo klausydavosi. Jono Krikštytojo tapatinimas su Eliju, turinčiu pasirodyti prieš ateinant Mesijui, svarbus ir dėl abiejų tiek Elijo, tiek Jono Krikštytojo aplinkos sugretinimo. Jie abu patyrė pirmiausia karalienių neapykantą ir rūstybę. Elijas buvo nekenčiamas Jezabelės, karaliaus Achabo žmonos, kurios pranašus Elijas buvo nužudęs. Jonas Krikštytojas nekenčiamas Erodijados, dėl kurios buvo kritikuojamas ir karalius Erodas. Abi karalienės nepaisė Dievo valios ir įvėlė į nuodėmingą gyvenimą savo vyrus, karalius. Tiek Erodas, tiek Achabas tapo savo žmonų įkaitais. Erodas mėgo klausytis Jono Krikštytojo, bet savo gyvenime nieko nekeitė. Todėl tapo ir savo paties baimių vergas. Savo didžiūnų ir kariuomenės vadų akivaizdoje duoto lengvabūdiško pažado jis nesiryžta atšaukti. Stokojantis Dievo dvasios žmogus yra neryžtingas. Jis taip pat yra visuomet nesaugus dėl kitų nuomonės apie jį. Visa tai veda prie vidinių įtampų ir melų virtusio gyvenimo. Erodas neturi laisvos karališkos Dievo dvasios kupinos širdies. Jis gyvena savo paties melo burbule. Žadėdamas, kad ir pusę karalystės, jis yra Romos imperatoriaus vasalas. Iš tiesų net neturintis teisės disponuoti tuo, kas priklauso vien Cezariui. Šių dienų pasaulis, jis irgi yra priklausomas nuo gandų ir lengvabūdiškų pažadų. Nuolat mėginama demonstruoti tariamą galią ne tik politikoje, bet ir asmeniniuose reikaluose. Facebookuose, juk visi mes galingi, gražūs, šaunus. Nemokame arba nenorime priimti kritikos ir dažnai siekiam susidoroti su tais, kurie mums ją reiškia. Trūksta Dievo dvasios, trūksta tiesos ir laisvės, trūksta Kristaus, kuris vienintelis te gali išlaisvinti iš melo pinklių. Jo dvasia gyva jį išpažįstančiuose, visuose, kurie būrėsi aplink jį, švęsdami šventasias mišes ir skelbdami jo pergalę, be baimės, neišsigasdami pasaulio monstrų. Jų lūpomis ir jų gyvenimais garbinamas Dievas. Jų buvimu Dievas regimas pasaulyje, toks pat vakar, šiandien ir rytoj ir per amžius. Homiliją sakė kunigas Mozė Mitkevičius.